toliau, tuo labiau bijau senatvės, bet turbūt bijau tos vidinės senatvės. Šiaip senas žmogus dažnai jaučiasi užmirštas ir nebereikalingas. Tai aš manau, kad kai kalba eina apie senelius, kurie neturi artimųjų, tai mums jauniems ir aplinkiniams būtina parodyti dėmesį. Ir kokį didžiulį darbą nuveikia maltiečiai, kaip jie rūpinasi vienišais seneliais ir kiek daug daro dėl jų. Kai savo užduodi klausimą, ką aš galiu padaryti, mes galim padaryti, mes galim prisidėti, mes galime aukoti, taip, galit nesutikti, prieštarauti, sakyti, kad tai materialus prisidėjimas, bet mes galime skirti savo pinigus, galime skirti savo laiką. Turiu nuostabų pavyzdį 104 metų močiutę, kurią esu aplankęs ir ji manikiūrą darosi kas 2 savaitės, pedikiūrą kas 4. Man atrodo, tas amžius nėra tas toks dalykas, kuris turėtų mus varžyti. Nuo 14-13 metų lankau senelius vienišus ir pas juos eidavau dažniausiai iš po mokyklos, kai būdavo 8-7 sunkios pamokos ir dar kokius 2 kilometrus bristi per sniegą iki jų ir taip tave pakylėja. Aš noriu būti toks pat kaip ir jie ir tai yra mano įkvėpimas. Senatvės nebijau, nes manau, kad jinai yra žavinga. Nes žmogus gyvena prisiminimais, turi daug prisiminimų ir juos kaupia patirtį, kurią gali pasidalinti su kitais.